Tam, kad atliktume šį pratimą, pirmiausia, mes turime prisiliesti ir prisiminti prie tikrai patirto emocinio sunkumo. Todėl kviečiu tave prisiminti ir pagalvoti apie situaciją iš savo gyvenimo, kur buvo arba šiuo metu yra tau sunki. Galbūt tu jauti stresą, galbūt susiduri su santykių sunkumais, o galbūt nerimauji dėl to, kas įvyks ateityje. Kviečiu pasirinkti ir prisiminti tai, kas yra sunku, bet ne pernelyg sunku, ypač jei šį atjautos pratimą praktikuoji pirmą kartą. Taigi prisimink tą situaciją ir leisk savo į ją nukeliauti, lyg su ją susisiekti. Prisimink, kas įvyko, kas ir ką pasakė. Leisk šiai situacijai kuo gyviau iškilti savo vaizduotėje. Dabar aš ištarsiu keletą frazių, kurios padeda priminti 3 savęs atjautos komponentus. Būtent tada, kai jų labiausiai reikia. Ir pirmoji frazė yra: tai yra tikrai sunki akimirka. Tokiu būdu mes sąmoningai pripažįstame, kad šiuo metu mes patiriame emocinį sunkumą, mums yra sunku. Ir kviečiu tave atrasti ir ištarti savo tokius žodžius, kurie tau skambėtų artimai. Pavyzdžiui, man dabar tikrai sunku. Arba aš dabar jaučiu stiprų emocinį sunkumą. Mes sąmoningai atsigręžiame į savo sunkumą, jį pripažįstame ir įvardyjame. Antroji frazė yra: emocinis sunkumas ir skausmas yra gyvenimo dalis. Taip mes primename savo apie bendrą žmogiškumą, apie tai, kad mes esame žmonės. Emocinis sunkumas yra gyvenimo dalis. Ir vėl kviečiu tave pasirinkti tokius žodžius ir ištarti juos savo, kurie tau skamba natūraliai. Galbūt tai galėtų būti: normalu jaustis taip. Arba daugybė žmonių išgyvena panašias situacijas. Emocinio sunkumo stiprumas gali būti skirtingas. Emocinio sunkumo pobūdis taip pat gali būti skirtingas. Tačiau emocinis sunkumas yra gyvenimo dalis. Jis yra buvimo žmogumi dalis. Trečioji frazė yra: šią akimirką būsiu sau geras arba gera. Tam, kad būtų lengviau pažadinti gerumą sau, kviečiu uždėti rankas ant širdies arba ant kitos kūno vietos, kuri tau suteikia ramybės. Ramybės ir paguodos. Pajausk savo rankų šilumą. Pajausk švelnų prisilietimą. Ir leisk tiem pojūčiam, švelniem ir rūpestingiam pojūčiam tekėti per visą tavo kūną. Ir pasakyk sau: būsiu šią akimirką sau geras arba gera. Naudok bet kokius žodžius, kurie padeda tau pajusti šį gerumą sau. Galbūt tokius žodžius, kuriuos pasakytum geram savo draugui, kuris išgyveno labai panašią situaciją. Galbūt tai galėtų būti: aš esu su tavim. Arba viskas bus gerai. Arba aš tavim rūpinuosi ir pasirūpinsiu. Gali net pabandyti kreiptis į save mažybiniu vardu, jei tai tau atrodo natūralu. Pavyzdžiui: mažutė, man labai gaila, kad tau taip sunku.
Arba gali kreiptis į save vardu. Tinka viskas, kas padeda nuoširdžiai išreikšti gilų linkėjimą savo. Gilų linkėjimą savo būti sveikam, sveikai, laimingam ir laimingai, laisvam arba laisvai nuo emocinio skausmo. Tuomet pamažu užbaik šį pratimą ir pastebėk, kaip dabar jaučiasi tavo kūnas. Leisk visiems pojūčiam tiesiog būti tokiems, kokie jie yra. Leisk ir savo šią akimirką būti tokiam arba tokiai, kokia esi arba koks esi.